O, labą dieną. Labą dieną, Lietuvių fondo rėmėjai, aš esu Monika Markūnaitė. Labas. Ir kur mes esame? Mes esame mano šeimos parduotuvėje Lithuanian Plaza. Nuostabu. Ir Monika, būdama Lietuvių fondo stipendininkė, ar galėtum mums atsakyti 37 klausimus apie save? Galėčiau, bet tik jeigu jūs prisijungsit prie manęs apsipirkti. Ačiū, kad pakvietei. Žinoma, prisijungsiu. Aišku. Taigi, Monika, Einam. kur tu gimei? Aš gimiau Oak Lawn, Illinoisui. Tai Amerikoje reiškia, Taip, ne? Amerikoje. Ir ką tu studijuoji dabar? Aš dabar studijuoju neurologiją. Jeigu reikėtų rinktis kitą specialybę, kokią rinktumės? Tikriausiai matematika arba fizika. O. Ir kiek kartų esi buvus Lietuvoje? Aš manau, kad iš viso 4 kartus. Oho. Ir kuri vieta Lietuvoje yra tavo mėgstamiausia? Man patinka Vilniaus senamiestis labai daug. O, miela. Ir koks lietuviškas patiekalas yra tavo mėgstamiausias? Apkepti cepelinai. Koks Su geras. vietinė ir su spirgais. Sumaišyti. Jo, pats geriausias toks. Taip. Tu šią vasarą dalyvavai Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programoje. Taip. Ir kas tau labiausiai patiko apie LIS? Man labiausiai patiko tikriausiai žmonės, nes mes labai daug bendravom, ten visi labai draugiški buvo, mūsų dinamika buvo labai smagi, mes visada kažką darėm, visi kartu labai. Wow. Aš stebėjau ir man atrodo labai smagiai. Tikrai labai smagiai. Vienas dalykas, kas buvo labai įspūdingas kaip žiūrovams, tai kad susitikai su ponia Diana ir prezidentu Nausėda. Kokie buvo įspūdžiai iš to? Tai, mūsų susitikimas buvo su ponia Diana ir mes kažkaip, aš labai jaudinos, aš kažkaip visą laiką tą drebėjau kaip lapas, kažkaip žiūrėjau į savo laikrodį, ten rašė kaip 160 puls, kaip pasakyti, širdis man kažkaip labai bijojau šnekėtis su ponia. Mes šnekėjome apie mūsų lietuvybę, ką mums čia reiškia ta visa Lietuva, paskui kaip tas visas susitikimas baigėsi. Mes kažkaip išeinėjom, jau nuotrauką pasidarėm, jau išeinėjom, paskui įeina prezidentas, sako, o labas, kas čia vyksta, ką čia mes darom, ir jie kažkaip taip derinos, taip jos visas tas kostiumėlis derino su jo šlipsu, taip iški pašnekino, nusifotografavom, tai buvo labai smagu. Wow, man eina šurpai, kaip fainai. Jo, buvo labai smagu. Tai kaip tu jautiesi dabar grįžusi iš LIS? Pasiilgstu tą visą Lietuvą, visus tos draugus, visą Vilnių, visą maistą. Tai man pasakiškai kažkaip kaip fever dream pasakyti, kaip sapnas ten buvo. Wow. Tikrai skamba kaip nuostabi patirtis. Tikrai. Ir tu jau prastudijavai vienus metus universitete, bet kokį patarimą tu duotum 12-okams, kurie siūs aplikaciją šiais metais į universitetus? Aš sakyčiau, žiūrėkit, kurias vietas jūs norėtumėt gyventi. Aplankykite, tikrai aplankykite prieš darant visokius sprendimus. Ką dar? Gerai, vieno užtenka. Kokį patarimą duotum tiem, kurie tuoj pradės pirmus metus universitete? Neprisipakuokit tiek daug drabužių. Kodėl? Aš tai per daug, per daug. Prisipakavau, paskui dar nusipirkau ir reikėjo visus vežti namo. Ir net nešioju beveik visų. Tai žodžiu, palikti vietos lagaminuose. Jo, tikrai palikti. Gerai, labai geras patarimas, ačiū. Monika, kas tave labiausiai nustebino, kai tu pradėjai studijas? Kaip greitai viskas eina, kaip visi tie mokslai labai greitai, viską labai greitai dėstė ir reikia viską labai greitai išmokti, tie egzaminai labai greitai ateina ir jau praeina, tai viskas laikas labai greitai. Skamba intensyvu. Jo, tikrai. Ir kodėl tu nusprendei studijuoti Šiaurės Karolinos valstijoje? Ten tai yra šilčiau negu Čikagoje ir jie ten turi labai gerą neurologijos programą. Jo.
Ir ko labiausiai lauki, kai galvoji apie sugrįžimą į universitetą? Aš labiausiai laukiu savo kambario, nupuošti savo kambario, nes man labai patinka, kad jis gražiai atrodytų mano kambarėlis tas. Aha. Ir tai tau patinka dekoruoti? Taip, tikrai. Okay. Ir ko labiausiai pasilgsti, kai nesi čia Čikagoje? Mamos naminio gaminto maisto. Tikrai. Kaip miela. Lengvas klausimas. Tikra lietuvė. Jo. Jos kotletus. Jeigu tau reikėtų palyginti lietuvišką ir amerikietišką maistą, kuris tau yra skanesnis? Man tai lietuviškas maistas skanesnis, tikrai. Nes man bulvės labai patinka ir vietinė, tai net nepradėk. Man lengvas klausimas. O tu turi daugiau lietuvių ar amerikiečių draugų? Amerikietiškų draugų, bet po šią vasarą dabar 26 naujus lietuvius susidraugavau. Tai. O, kaip miela! Nuostabu, gerai girdėti. Ja. Ir Monika, kokios tu muzikos klausaisi? Man patinka pop, tai ir R&B. Tai man patinka Billie Eilish, man patinka SZA, TV Girl. Ja. Okay. Koks tavo zodiako ženklas? Scorpio. Scorpionas. Mm. Visą pasiimti, nes aš dažniausiai tą visą Čia nebuvo mūsų klausimas numatytas, bet koks tavo mėgstamiausias surelis? Yeah. Dvigubiniai šokoladinis magijos. Iš tikrųjų pats geriausias. Pats skaniausias. Monika, tu tokia linksma ir pilna šypsenų. Kas tave pradžiugino pastaruoju metu? Dabar, kad aš tokią vasarą gerą turėjau. Labai smagu taip matyti. Gerus prisiminimus tokiu dabar. Jo, tu tikrai esi švytinti iš tos laimės. Jo, tikrai labai gerą. Ir be ko tu negali gyventi? Akių tušo. A. Taip, negaliu. Man reikia akių tušo visada, kiekvieną dieną, visur. Ir jeigu tu reikėtų dalyvauti olimpiadoje, kokį sportą pasirinktum? Gimnastika tikriausiai, nes aš dalyvaudavau gimnastikoje, kai buvau jauna labai ir kažkaip visada norėdavau. Tai tikriausiai gimnastika. Ir ar tu turi kokį nors gyvūnų savo šeimoje? Turiu šuniuką, mūsų Lola, tokia stora, maža šuniukas apsijuodas su taip karameliniu snukiu. Koks tavo mėgstamiausias ledų skonis? Karamelinis. Šitas. Tu tokį gerą skonį turi. Labai skanus. Ką tu dedi ant picos? Pepperoni. Tik pepperoni ir sūrį. Klasiškai. Klasiškai tikrai. Ir jeigu reikėtų save apibūdinti 3 būdvardžiais, kokie jie būtų? Aš sakyčiau, gal biški tokia uždaryta, daugiausiai vaikų. Biški slaptinga ir protinga. Okay. Ir kuris žmogus tave įkvepia? Billie Eilish tikriausiai, nes jinai tokia tiek labai daug visokių accomplishments turi. Pasiekimų. Taip, pasiekimų labai daug. Kokį šou paskutinį kartą žiūrėjai be sustojimo? Meilės sala JAV. Okay, labai populiarus dabar. Jo, mano TikToko buvo ten visą, tai man reikėjo išsiaiškinti, aš pažiūrėti, kas ten yra, kas ten darosi. Ir kokį šou žiūri, kai nori nusijuokti? Aš tai nelabai žiūriu taip šaus, kad nusijuokti, aš daugiau TikTokų žiūriu. Okay. Tai, tokius greitus, mažus, juokingus. Anekdotus. Jo, anekdotus. Ir kokie yra tavo top 3 keliavimo reikmenys? Akių tušas, sakyt. Mano Converse, mano Conversai. Arba mano tie nauji haikinimo batai, kur aš nusipirkau prieš kelias savaitės, prieš mūsų Islandijos kelionę. Ir nežinau, gal kažkokį adijalą ar telefoną. Jau visiškai paprastas dalykas. Geri reikmenys, jo. Ir kur tu labai norėtum nukeliauti? Norėčiau į Šveicariją, į Japoniją, Prancūziją norėjau. Biškį į Paryžių, bet nelabai ilgam, nes girdėjau, kad ten biškį smirda.
O kur tavo mėgstamiausia vieta, kurioje esi jau buvus? Tikriausiai Barcelona, nes man patinka, kad ten toks didelis miestas ir architektūra ten labai gražu, ir ten yra kalnai, ir jūra, tai man labai puiku buvo, labai gražu ten buvo. Geras. O aš dar noriu paklausti klausimą, kuris irgi nenumatytas, bet kas iškepė šitą maistą? Mano močiutė Vanda Morkūnienė. O, atrodo labai skaniai. Tai labai skaniai yra. Sunku nežiūrėti. Jo. Iš namų tvarkos darbų, kuris tau labiausiai nepatinka? Grindų tvarka. Man nepatinka šluoti, man nepatinka plauti grindis ir man nepatinka siurbliuoti. Tai viskas, kas su grindim, ne man. Aš nenoriu. Okay. O indus plauti gerai? Biški geriau negu grindus. Biškutį, truputį. Ir jeigu būtum gyvūnas, kokį gyvūnų būtum? Norėčiau būti ūdra, nes jie tokie žaismingi, tokie cute. O aš iš tikrųjų manau, kad aš būčiau kaip vėžliukas, nes jie tokie uždaryti, tokie uždarę, tokie biški... Taip, manau, kad aš būčiau vėžliukas. Vienu žodžiu. Jūros vėžliukas. Ar tu turi kokį nors slaptų talentų? Mano pirštai kažkokie labai tokie... bendrai. O! Jo. Wow! Visi. Galiu visai... Lankstus labai. Jo, lankstosi O. labai. Labai Keista net žiūrėti. Ir Tai va. paskutinis mūsų klausimas tau. Kokia tavo savybė tau labiausiai patinka? Man tikriausiai patinka, kad aš esu labai meniška, kad aš visokius dalykus darau, visokius apyrankės, grandinėlės, auskurius visada. O, tai gal tu kažką pasidarei, ką turi dabar? Turiu tokias apyrankės, dvi šitas ir paskui šitą mes su kambariokė derinomės. Taip. Wow! Ir norėjau pasakyti ačiū Lietuvių fondui, kad remia visą lietuvybę ir kad remia visus lietuviškus veiksmus ir kad aš esu stipendininkė. Tai ačiū. Ačiū tau, Monika. Iki kito karto. Iki.